Sveikas merginos, labai jau seniai dariau kokį nors makiažo video, tiesiog kuriame pademonstruoju, kaip aš dažausi vienokiais ar kitokiais dažais, tai pagalvojau, kad visai būtų laikas ir šiandien sumaščiau jums tiesiog parodyti patį paprasčiausią savo kasdienį makiažą. Kaip kasdienį makiažą, žinokit, priemonių turiu pakankamai nemažai, nes kad ir kiekvieną dieną aš mėgstu prisitepti concealerių, maskuoklių, skaistalų, kontūravimui visokiausių priemonių, lūpų dažų ir taip toliau. Tai žinokit, nebus tai makiažas, kuris yra per 5 minutės ir su 3 priemonėm. Ne, žinokit, bus daugiau, bet aš vis tiek galvoju, kad galbūt jums bus įdomu, kaip aš dažausi kiekvieną dieną, nes dabar šiek tiek savo makiažo rutiną pakeičiau. Kaip žinot, prieš tai aš visą laiką dažydavausi visokiausiam auksiniam, bronziniam spalvom kiekvieną dieną, o dabar šiek tiek tuos tonus, ypatingai šešėlių pakeičiau, tai aš jums noriu ir parodyti. Tai va, tai ir pradėsiu. Tai pirmas dalykas, ką visą laiką darau, tai aš padrėkinu lūpas, tai šiuo atveju tiesiog naudosiu paprasčiausią Baby Lips balzamą, šitas yra iš Maybelline. Šitą dalyką visą laiką aš darau. Tai, kaip matot, labai lengvai. Ir tuomet pradėsiu aš nuo kreminės pudros, pasirašu veidrodėlį štai čia. Ir šiuo atveju aš naudoju taip pat iš Maybelline, kuri vadinasi Fit Me Matte Polish, 115 numeris. Žinokit, dėl spalvos, man šita spalva yra ant ribos. Jeigu užsitepus šitą kaip ir skystą pudrą ir užsitepus sausą pudrą, tai atrodo daugiau mažiau gerai, bet šiaip tai man atrodo, kad man reikėtų tonų šviesesnės. Tai jeigu esat labai tokios šviesiaodės kaip ir aš, tiesiog oda yra labai šviesi, tai aš patarčiau rinktis šviesesnį toną, dar yra 105, jeigu neklystu. Tai va, tai žodžiu, naudosiu šitą pudrą, šiek tiek užsidedu ant rankos ir tiesiog naudosiu štai tokį šepetuką skirtą. Šitas šepetukas iš vis yra labai toksai universalus. Aš jį naudoju, žinokit, ir skystai pudrai, ir skaistalam, ir pudrai. Aišku, tai kiekvieną kartą išplauni, bet žodžiu toks universalus. Tai va, šį kartą jį naudosiu ir užsitepsiu pirmiausiai skystą pudrą ant veido. Vienas dalykas, ką noriu paminėti, tai kad aš tiesiog praleidžiu makiažo bazės kaip ir sluoksnį, nes kiekvieną dieną aš makiažo bazės nesidedu, tik tai ypatingom progom arba jeigu noriu, kad mano veidas ypatingai jau gražiai atrodytų tiesiog ir kad man makiažas išsilaikytų kaip įmanoma ilgiau. Bet kaip sakiau, kasdieną aš nededu. Toliau sekantis žingsnis, kurį aš naudoju ne visada, bet šiandien naudosiu, tai yra papildomas maskavimas. Tai aš naudosiu Make Up Forever šitą daiktą, kuris vadinasi Extreme Camouflage Cream. Dabar galvoju numerą, žinokit, ne numerą, žinokit, aš nematau, tai galbūt tik tai vienas ir tiera, bet va, šiek tiek išsispaudžiu ant rankos. Tai yra vienas iš tų dalykų, kuris maskuoja super duper. Ir kamgi aš tą naudosiu, tiesiog tokiem neligumam, kuriuos turiu ant savo veido. Pavyzdžiui, čia kažkoks išberimas buvo, galbūt dar kažkas kažkur yra, man kas nelabai patinka ir norėtųsi užmaskuoti, tai tiesiog tokiem dalykam. O pakiam aš jau naudosiu kitą produktą. Štai čia man tokie keli buvo. Ir dabar pakiam aš naudosiu maskuoklį štai tokį iš MAC Studio. Tai yra 2 galų ir jisai vadinasi Conceal and Correct Duo. Mano, žinokit, yra pats, man atrodo, šviesiausias. Tai vadinasi viena spalva Pale Yellow, kita vadinasi Pale Pink. Štai. Tai tiesiog ką aš darau, aš šitas abejas spalvas, paėmus po truputėlį, ant rankos tiesiog sumaišau ir su savo viduriniu pirštu tiesiog lengvai įtapšnoju į savo paakius. Na ir dabar viską užtvirtinti, kad niekas niekur nenubėgtų, naudosiu aš šiandien kompaktinę pudrą. Aš, žinokit, kaitalioju, aš kartais naudoju kompaktinę pudrą, kartais birę. Ir šiandien naudoju iš Melchior, kuri štai taip atrodo, vadinasi Mosaic Powder Light Touch. Štai viduje yra kokia įvairiausių spalvų. Ir paėmus didelį pudros šepetėlį, tiesiog padengsiu T-zoną ir visą likusi veidą. Man šita
kompaktinė pudra labai, žinokit, patinka, nes jinai labai gražiai pašviesina veidą ir suteikia tokio kaip ir natūralaus spindesio. Nes iš pat pradžių, kai aš tik tai gavau šitą pudrą, tai aš žinau, kad galvojau, kad ją teks naudoti kaip highlighterį, kadangi pakuotėje man daugiau atrodo kaip highlighteris negu pudra. Bet iš tikrųjų labai puikus dalykas kaip pudra. Toliau. Dar kalbant apie veidą, aš darysiu šiek tiek kontūravimo, bet kadangi tai yra kiekvienai dienai makiažas, tai labai nedaug. Ir aš naudosiu savo seniai numylėtą Bourjois Paris štai tokį kaip ir kontūravimo bronzerį, užmiršau pavadinimą. Ir šitas yra spalva 14 Olive Tanned Skin. Štai atidariusi atrodo pakankamai tamsus dalykas, bet jeigu nedaug tepi, tai žinokit labai gražiai atrodo ir netgi taip žiūrint pakuotėje atrodo, kad šiek tiek yra blizgučio, bet realiai ten to blizgučio, žinokit, nieko nėra. Tai aš tiesiog paėmus štai tokią šepetėlį, šiek tiek užtepsiu štai čia ir truputėlį ant kaktos, kad tiesiog daugiau suteikti formos savo veidui. Sekančius dėsiu skaistalus ir šį kartą aš naudoju iš MAC. Šitų spalva yra Stay Pretty Pro Longwear Blush. Štai kaip atrodo, labai graži spalva, man labai patinka kiekvienai dienai. Paimsiu tą patį šepetėlį, kurį naudojau pudrai, šiek tiek paimsiu skaistalų ir lengvai užtepsiu ant savo žandų. Na ir paskutinis dalykas, dar ką aš veidui padarysiu, tai naudosiu šiek tiek highlighterio, tai aš naudoju šį kartą iš L'Orealio, štai tokį, kuris vadinasi True Match Highlight. Spalva yra 302 RC Rose Glaze Icy Glow. Šitas daiktas super gražus, žinokit, šiuo metu mano tai yra numylėtas highlighteris. Ir tiesiog paimsiu štai tokį šepetėlį, truputėlį ant šepetėlio ir pašviesinsiu štai čia aukščiausias žandikaulio vietas. Aš tą dalyką, žinokit, labai mėgstu daryti kiekvieną dieną, tiesiog labai gražiai atgaivina veido odą. Jeigu, tarkim, ir esi pavargus, neišsimiegojus, šiek tiek šitą daiktą užsitepi ir iš karto kur kas sveikiau ir žvaliau atrodai. Tai va. Ir dabar tiesiog pereisiu prie akių. Tai pirmiausia, akis padengsiu makiažo bazę, tai aš naudoju štai tokią iš Avono. Šitą vadinasi Light Beige, tai tiesiog yra štai tokia makiažo bazė. Kaip ir kreminio pavidalo labai nedaug reikia. Tarp kitko, žinokit, šitą makiažo bazę man labai patinka. Šią nuo pavasario turiu ir ištisai naudoju ir tikrai padeda šešėliam išsilaikyti, nes su Avono kosmetika, aš žinokit, galiu sakyti, pusiau draugauju, pusiau ne. Esu bandžius tikrai ne visas priemonės, bet kiek esu bandžius, tai sakyčiau, kad žinokit, pusę man patiko, pusę realiai gali mesti šiukšlių dėžę. Tai šitas dalykas yra vienas iš tų, kuris man labai patiko ir tikrai rekomenduoju. Tai, žodžiu, padengsiu visą voką ir padengsiu visur po antakiu. Tiesiog naudodama savo vidurinį pirštą. Dabar paimsiu paprastą baltą akių pieštuką, aš naudoju štai tokį iš MAC, jau turbūt matėt ne vieną ir ne du kartus, ir užpildysiu savo vandens liniją. Šitą triuką, žinokit, aš darau kiekvieną mielą dieną, be jokių išimčių, nes pirmiausia, tai šitas dalykas didina akis ir antras dalykas jas atgaivina. Tai ta pati istorija, kaip ir sakiau, su highlighteriu. Jeigu, pavyzdžiui, neišsimiegoja, akis pavargę, raudonos, nepailsėja, šitas pieštukas, aišku, nesutvarkys 100% tokios problemos, bet vis tiek akis padaro šiek tiek atrodančias šviežiau ir gaiviau. Tai va, tai dabar toliau pereisiu prie šešėlių.
Pastaruoju metu, žinokit, labai aš myliu savo Avon akių šešėlių paletę. Tai štai kaip atrodo, šita vadinasi True Color Eyeshadow Quad ir spalvos yra Berry Love. Aš jums kažkada pavasarį rodžiau, tai šitas, žinokit, daiktas yra vienas iš tų mylimų, kaip ir šito būtent šešėlių bazė. Nes tikrai labai puikiai laikos ir labai gražiai atrodo. Tai spalvos štai kokios, tikrai labai gražios, tokios natūralios. Aišku, šita yra šiek tiek tamsesnė, bet tai yra viena iš tų palečių, kurią gali naudoti kaip ir kiekvienai dienai. O jeigu paėmus tą pačią tamsiausią spalvą ir šiek tiek labiau paryškinus akis, gali tą makiažą kaip ir pernešti į vakarinį. Tai va. Tai dabar pirmiausia aš naudosiu štai tokį didelį šepetėlį ir paimsiu štai šią būtent pačią šviesiausią spalvą, numeris 1 ir padengsiu visur po voku. Ir taip pat nepamirštu štai čia į kamputėje, tą patį padarau ir su kita akimi. Šitas dalykas padės taip pat atverti akis, jos kur kas atrodys šviežesnės, gaivesnės bei, žinoma, didesnės. Visą laiką norime, sakys, išdidinti, nesimažinti. Toliau paimsiu, kur mano yra šepetukas, tuoj surasiu, suradau. Štai dabar yra toksai šepetėlis, didesnis, tai toksai yra pakankamai minkštas. Ir dabar aš paimsiu štai šitą antrą spalvą rožinę ir padengsiu tarp voko ir tarp tos dalies, kuri yra po antakių. Ir žiūrėdama štai taip tiesiai, tiesiog va šitose vietose. Dabar tą patį padarysiu kitoje pusėje. Šitų šešėlių, žinokit, vienintelis minusas yra, kad jie labai trupa. Tas dalykas tai manęs labai nežavi. Aišku, gyventi su to galima, bet dažniausiai būna, kad pasidažai ir paskui dar reikia paimti pudros šepetėlį ir tiesiog su juo perbraukti per veidą, kad tą šešėlių perteklių nuvalyti. Tai va, tai vienintelė, žinokit, minusas, nes visa kita man labai patinka. Toliau paimsiu galbūt štai tokį šepetėlį, tai yra tiesiog šešėlių šepetėlis ir dabar paimsiu štai šitą gražią spalvą, numeris 3 ir padengsiu visą voką. Dabar sugrįšiu prie šito šepetuko, kurį rodžiau prieš tai ir paimsiu šitą pačią tamsiausią slyvinę spalvą. Labai nedaug ant šepetėlio. Ir dabar štai šitą kamputį šiek tiek pasistengsiu pakelti, nueinant taip žemyn. Štai, matot, kaip padariau. Ir maždaug iki pusės. Dabar galbūt atrodo pakankamai ryškiai, bet mes tai jau viską išretušuosim, kadangi aš čia darau dieninį makiažą, ne naktinį, tai kažko tai labai super tamsaus nenoriu. Ir dabar paimsiu štai tokį didelį šepetuką, tai yra retušavimo šepetukas ir tiesiog truputėlį viską išretušuosiu, einant nuo krašto link vidurio ir link akies kampučio. Dabar paimsiu štai tokį nedidelį šepetuką ir numeris 2 šitą rožinę spalvą ir tiesiog padengsiu visur po akies apačią, tiesiog per visą liniją. Štai taip. Ir dabar paimsiu numerį 3, štai šitą spalvą ir padengsiu maždaug 2/3. Tai va, kaip matot, maždaug čia pradėsiu ir iki pat galo. tą patį padarysiu dabar anoje pusėje. Ir dabar paimsiu tą pačią tamsiausią spalvą, slyvinę, tarp kitko manai labai, žinokit, graži. Ir tiesiog patamsysiu vos šitą kamputį ir tiesiog sujungiu su viršumi, lyg tai būtų toksai kaip ir perėjimas. Ir pažiūrėkit, matot, kiek daug pudros yra. Reikia viską nupūsti. Kaip sakiau, vienintelis minusas, kad labai trupa. Galėtų tą dalyką sutvarkyti. Žinokit, sorry, man atrodo, mano kamera kažką susapnavo ir išsijungė, tai man atrodo, kad šitą žingsnį aš netyčia praleidau. Tai tiesiog panaudojau juodą akių markerį ir su juo nubrėžiau liniją ant viršutinio voko, labai arti savo blakstienų. Ir tuomet padariau tokį labai lengvą pravedimą į viršų.
Tai va, ir aš naudojau L'Orealio markerį, kuris vadinasi Superliner Perfect Slim. Štai, tai žinokit, pastaruoju metu tai yra mano turbūt mėgstamiausias akių markeris. Ir dabar dar užbaigti su akim aš naudosiu akių tušą. Ir dabar naudosiu iš Maybelline. Ir šitas vadinasi Lash Sensational Luscious, nežinau kaip teisingai pasakyti, with all blend. Tai yra štai toks blakstienų tušas. Štai kaip atrodo šepetukas. Ir tiesiog padengsiu visas blakstienas viršuje ir apačioje. Tai dabar antakiam aš naudosiu paletę iš NVX, štai tokia, aš jums tikrai nekartą rodžiau, tai yra viena tokia šviesesnė pilka spalva, kita tamsesnė. Aš šviesesnę naudosiu antakio pradžioje ir tamsesnė maždaug nuo pusės link galo ir turiu štai tokį šepetuką. Pirmiausia, antakį iššukuosiu, o tuomet užpildysiu su pudromis. Ir dabar užtikrinti, kad mano plaukai antakių nebūtų vienas į viršų, kitas į apačią, tiesiog naudosiu gelį iš Itay Mineral Cosmetics. Štai toks, jisai kažkada, žinokit, buvo permatomas, bet kadangi aš visą laiką dažau antakius su pilkom juodom spalvom, tai jisai jau gavo kitokią spalvą. Tai aš tiesiog padegiu antakį ir man tuomet tie plaukai pasiliks ten, kur jie ir turėtų pasilikti. Na ir dabar turbūt pats paskutinis dalykas, kas beliko, tai lūpas. Lūpom žinau, kad aš labai mėgstu kaitalioti kiekvieną dieną, bet jeigu tiesiog esu namuose ar einu iki parduotuvės nusipirkti pieno ir duonos, tai naudoju dažniausiai kokius nors blizgesius ir šiuo atveju turiu iš Avono, kuris vadinasi Ultra Glacier Lip Gloss ir dabar galvoju, spalva šito yra Mulberry. Štai, tai tokia labai labai graži spalva, gražiai padengia ir šiek tiek lūpas paputlina. Tai štai ir užbaigti mano makiažą aš visą laiką naudoju Mako Fix Plus. Štai toks daiktas, aš nežinau, kad kaip lietuviškai pavadinti, bet angliškai vadinasi Makeup Setting Spray. Tai aš tiesiog porą kartų purkšteliu ant savo veido. Ir šitas dalykas man nepadės kažkaip stebuklingai ilgiau išlaikyti makiažą, tačiau jeigu kažkoks nelygumas yra, tai labai puikiai padeda viską kaip ir sulyginti, kad tiesiog veidas atrodytų gražiai ir gaiviai. Tai štai ir mano toksai kiekvienos dienos makiažas, kaip sakiau, priemonių yra pakankamai daug, galbūt tai yra ne kiekviena iš jūsų, jeigu jūs, tarkim, ryte pasidarot makiažą su 2-3 produktais per porą minučių, tai jums toksai makiažas galbūt jau bus proginis, bet aš kadangi mėgstu naudoti labai daug produktų, tai man, žinokit, yra kasdienis makiažas. Tai tiek, tai labai tikiuosi, kad jums patiko bei buvo įdomu. Jeigu norit daugiau makiažo filmukų, tiesiog kad parodyčiau daugiau, kaip aš dažausi vienokiu ar kitokiu būdu, paspauskite thumbs up. O šiandien labai ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano sekančiose vloguose ir filmukuose. Iki!